Prieš 250 metų gimė Kleopas Oginskis. Tu švelni ir tyra, kaip Oginskio graudus polonezas. Dar pabūk, neišblėsk ugnele, nes aš toks vienas, velnioniškai vienas, išsiilgęs aušrinėje sodžiaus giedorių gaidžių. Taip rašė Paulius Širvys. Kasgi buvo tas Oginskis, kurio polonezas atrodė toks graudus mūsų poetui? UNESCO į pasaulinės reikšmės sukakčių minėjimą įtraukė ir Mykolo Kleopo Oginskio 250-asias gimimo metines. Tačiau tai ne vienintelė priežastis, kodėl šią datą mes atrinkome į 10-tuką. Mykolas Kleopas Oginskis buvo labai svarbi 18 amžiaus Lenkijos ir Lietuvos valstybės figūra. Tikras valstybininkas. Oginskiai buvo galinga giminė, turėjusi didelę įtaką 18 amžiuje. Tad ir jaunasis Kleopas nesunkiai pradėjo savo svaiginamą karjerą. Jis jau būdamas 21 metų kandidatuoja į Seimą, yra išrenkamas ir tai pirmasis toks laiptelis politinėje karjeroje. 1786 metais mes matome į Seimo narių. Tuo metu, kaip ir daugelis kitų bajorų atstovų, jis, šiuo atveju didiko atstovas, jis užima postus valstybės valdymo struktūrose, tampa iždo komisijos narių, komisaru. Iždo komisija tuo metu buvo viena iš tokių svarbesnių institucijų, sakykime, šiuolaikinės finansų ministerijos prototipas. Vėliau jis tapo bemirštančios valstybės diplomatu. 4 metų Seimo laikotarpiu Mykolas Kleopas Oginskis jau yra tarptų jaunų ir gabių politikų, kuris tinka vykdyti diplomatiniai veiklai. Todėl, kad jis yra apsiskaitęs, apsišvietęs, jis geba kalbėti daugeliu kalbų. Kalbų mokėjimas, įgimti gabumai, energija rodė, kad jis tapo vienu geriausių diplomatų, kuriam buvo svarbios visos smulkmenos. Labai daug dėmesio skiria savo tam tikram įvaizdžio suformavimui. Pavyzdžiui, tokie dalykai, kurie paskui buvo jį kritikuojančių primetami kaip bereikalingi, bet turint galvoj, kad tuo metu Hagoje jis neleisdavo savo niekaip kitaip pasirodyti, kaip tik tai karieta kinkyta 6 arkliais. Tai yra tam tikro prestižo parodymas, kad jis būtent gali ir geba šitą. Visa tai buvo finansuojama beje iš asmeninių lėšų. Iš asmeninių lėšų, nes tą, kas skiria valstybė diplomatiniai misijai išlaikyti, tai, kaip jis ir sakė, neužteko net kanceliarinėms išlaidoms. Prasidėjus 1794 metų sukilimui, jo elgesys buvo neaiškus. Yra duomenų, kad jis norėjo pabėgti. Sukilėliai netgi jį norėjo pakarti. Tačiau tai neigia pats Kleopas. Kaip ten buvo, sunku pasakyti. Tačiau tikras faktas yra tai, kad jisai pats dalyvavo sukilime. Pats apginklavo, pats sėdo ant žirgo ir tapo karo vadu. Tai vienas reidas į būtent baltarusiškasias teritorijas dabartinės, kitas reidas būtent į Kuršo pusę. Tai 2 dideli žygiai prieš Rusijos kariuomenę. Tai tikrai suvokdamas jis puikiai suvokė tuo metu geopolitinę situaciją ir suprato, į kur eina. Kelio atgal po šitų karinių išpolių prieš Rusijos kariuomenę tikrai nebuvo. Tai tiesiog jeigu kas ir meta kokią akmenį, tai šitie 2 žygiai reabilituoja Mykolą Kleopą Oginskį kaip politiką, nors pats juokėsi savo atsiminimuose, kad koksgi iš jo karo vadas. Jam labiau tiko groti ir muziką kurti, negu ant žirgo sėdėti. Pralaimėjus sukilimui jis pasitraukė į užsienį. Ten jam teko iškęsti nelengvą pabėgėlio dalią. Išvykęs į Vokietiją, Mykolas Kleopas Oginskis gyveno iš savo žmonos malonės. Tai yra, jo visi dvarai buvo nusavinti, jis neteko viso turto, ką jisai turėjo. Kaip galim ir pasakyti, buvęs stambus žemvaldys liko be nieko ir išlaikė tik tai, ką žmona, jo pirmoji žmona, Izabelė Lasocka, turėjo savo asmeninės nuosavybės. Vėliau jis sugrįžo į Lietuvą. Caras jam grąžino dvarus. Jis įsigijo Rietavą. Viską pagrįsti valstybingumo nuostatą kaip tokia. Zalėse prie geležinkelio magistralės. Sankt Peterburgas, Varšuva, Vilnius tarpe, ne? Ir ten visą laiką caro pareigūnai. Generolai, visokie tenai, caro administracijos pareigūnai. Gali potauti, gali muzikuoti, bet ką nors apie valstybės strateginius, valstybės, kuri neegzistuoja, jinai ištrinta į žemėlapį kaip tokių. Apie strateginius reikalus ten nieko nepakalbėsi, ten visą laiką apsiūstis. Jo vaikai Rietavą pavers giminės rezidenciją.
ir modernizuos šį kraštą. Su šia vietovė siejasi daugelis inovacijų. Pirmą kartą baudžiauninkai išlaisvinti iš baudžiavos, pirmoji elektrinė, pirmoji elektros lemputė. Tačiau svarbiausia yra tai, kad Oginskiams visada rūpėjo valstybės likimas. Oginskius reikia labai aiškiai identifikuoti kaip vienas iš tų valstybininkų, kurie suprato atsakomybę iki galo savo valstybei, galvojant ne tai, kad apie savo trumpalaikį ten turtą ir savo klestėjimą, o galvojant apie tai, kaip galima ją išsaugoti arba sugrąžinti.